Gerbėmieji, susirinkę, leiskite galbūt taip jau gana prestižiškai laiku ir pradėti. Nedrįstu pavadinti konferenciją, tiesiog sakau bendraminčių, gražių suėjimu. Graži būtų tikriausia mūsų diskusija, bus mūsų diskusija graži, jo labiau, kad tema labai svarbi. Ar sveikos gyvensenos skatinimas taps prioritetu mūsų valstybėje. Iš tikrųjų, noras buvo pakviesti jūs kaip bendraminčius ir kalbėti apie tai, nes šita tema tikriausiai skauda mums visiems. Ir mes čia susirinkę esam tie, kurie norim ką tai pasakyti šitoje temoje. Aš išskirtinai dėkoju visiems ir galbūt asmeniškai dabar taupydama laiką nepristatysiu jūsų visų, o tiesiog pakviesdama tarti žodį, tada jau jūs pristatysiu su visais jūsų titulais ir tą instituciją, iš kurios jūs atvykote. Iš tikrųjų labai visiems dar kartą dėkoju ir džiaugiuosi, kad mes esame čia susirinkę. Noras visiems pasitarti. Pasitarti, ar iš tikrųjų sveikata mums kaip piliečiams, kiekvienam iš mūsų yra prioritetu ir ar mūsų valstybei sveikos gyvensenos skatinimas yra prioritetu. Tai, kad 2013 metai Lietuvoje buvo paskelbti sveikatingumo metais. Aišku, per tą laikotarpį jūs girdėjote ir žinote, buvo daug konferencijų, diskusijų. 2014 metai Seimas iniciatyva mūsų sveikatos komiteto ir pirmininkės Dangutės Mikutienės, kuriai labai dėkojame, kad yra kartu. Taip pat, aišku, džiaugiamės, kad yra kartu ir šito komiteto narė Vida Marija Čigrijienė, labai aktyvi ir visur dalyvaujanti mūsų Seimo narė, ir Dalia Teišerskytė ateis taip pat, nes noriu iš karto informuoti, kad šitos konferencijos metu autobusėlis, laboratorija, kuri atlieka nepaprastai didžiulį darbą mūsų Lietuvoje, tikrina, atlieka kraujo tyrimus, dabar yra prie Lietuvos Respublikos Seimo. Tos laboratorijos tikslas ir tos akcijos tikslas Ramūno Karbauskio kaip mecenato didžiulis indėlis į tai, kad išsaugoti vyrus ir ne tik vyrus, šiuo atveju tyriant ir moteris įvairiais kraujo tyrimais. Bet apie tai truputį vėliau. Tai štai mūsų gretos pasipildys ir aš grįžtu mintimis prie to, kad šie metai pavadinti vaikų sveikatos metais. Dėkoju sveikuoliams už įvardinimą sveikos šeimos metai šių metų. Aišku, nepakanka to, kad metai pavadinami vienais ar kitais vardais. Na, o realiai, ką galime padaryti turėdami bendrą tikslą? O bendras tikslas – sveika visuomenė ir jos kūrimas. Aš žiūriu nepaprastai puikų laikraštį. Žurnalą leidžia mūsų organizacijos populiarinančios sveiką gyvenseną, sveiką visuomenę. Iš tikrųjų, tokios visuomenės mes visi ir siekim ir norim. Mes girdime sakant apie sveikus miestus. Įvardinama, kad tai miestas, kuriame gyventojų gerovė ir sveikata, priimant bet kokius sprendimus, keliama į pagrindinę ir prioritetinę vietą. Girdime apie sveikų miestų judėjimą, kad pasaulyje tokių miestų yra 1400, kad vykdoma iš tikrųjų aktyvi veikla, bet apie tai, aš manau, šitoje konferencijoje pasakys daugiau žmonės, kurie tai ir daro. Ir Klaipėda, kaip pavyzdys, jau 3 metus neša sveiko miesto vėliavą. Moko šito miesto žmonės, kaip sveikiau gyventi. Aišku, turim kalbėti ir apie tai, kad Lietuva gėdingai pirmauja Europos Sąjungoje pagal alkoholio suvartojimo kiekį. Gėda ir pasakyti, 15,2 litro grynojo absoliutaus alkoholio tenka vienam nuo 15 ir vyresniam gyventojui. Lietuva pirmauja Europos Sąjungoje ir pagal kitus su alkoholizmu susijusius rodiklius, savižudybių, depresija sergančių žmonių skaičiumi. Dėl neblaivių vairuotojų kaltės įvyko 317 avarijų, sužeista vėlgi šimtai žmonių, 11 000 asmenų neblaivus pagal nusikalstamas veikas. Ir galime tęsti tuos skaičius, kurie kaip tik ir sako, reikia susirinkti ir kalbėtis. Reikia kalbėtis apie tai, kad licencijų prekybos alkoholiniams gėrimams per 13 metus išduota virš 19 000, kad valstybės rinkliava už vieną neterminuotą licenciją yra ta pati 1300 litų. Kodėl tokia? Na ir atitinkamai aš čia rašiausi labai daug, galvodama galbūt reikia pateikti tuos skaičius ir veiksmus, kągi mes darėme per atitinkamą laikotarpį su valstybinė tabako ir kontrolės tarnyba, su kitomis institucijomis, kiek sąlyginai daug, sakyčiau, padarė ir ministerija, ir mūsų Seimas. Jeigu galvojant nuo štai 2007 metus prisimenant, kai buvo uždrausta rūkyti restoranuose ir kavinėse ir kokia buvo visuomenės reakcija, ir
Kitais metais vėlgi uždrausta išorinė alkoholio reklama, uždrausta visiškai buvo alkoholio reklama, paskui jį vėl atšaukta 2011. Uždrausta renginių metu prekiauti stipresniais nei 13% alkoholiniais gėrimais, uždrausta prekyba alkoholiniais gėrimais nakties metu, automobiliuose neleidžiama girtauti, kas būtų visiškai absurdas, aišku, bet buvo toks Seimo nutarimas ir turėti atidarytos taros. 9 metai uždrausti alkoholį vartoti gatvėse, parkuose, viešuose vietose. 2010-aisiais Seimo įstatymas uždrausta asmenims iki 18 metų vartoti alkoholinius gėrimus ir jų turėti su savimi. Rugsėjo 1 tapo nuo 2010 metų blaivia rugsėjo 1, nebeleidžiama tą dieną prekiauti alkoholiu. Uždrausta prekyba kioskose. Ir taip toliau, štai 12 metai uždrausta vartoti alkoholinius gėrimus sporto renginių metu, pilstymas į didesnę, o šiuo atveju į mažesnę siūlomą tarą alaus. O šiemet Seimas priėmė įstatymą 0 laipsnių pradedantiesiems vairuotojams. 16 bus draudžiama prekiauti alkoholiniais gėrimais stacionariuose degalinėse. Ir dabar grįžtų mintimis ir tais pačiais vėlgi įstatymais remiantis, galvoju apie kiek gali daug nuveikti sveiką gyvenseną puoselėjanti savivaldybė. Skaičiai, kad 14 metai 32 savivaldybės yra nustačiusios atstumus, pagal kuriuos draudžiama prekiauti alkoholinius gėrimus nuo sveikatos priežiūros, ugdymo įstaigų, maldos namų. Lietuvoje yra 6 savivaldybės, kurios apribojo ir uždraudė prekybą alkoholiniais gėrimais renginių metu, jeigu juose dalyvauja nepilnamečiai. Ir vėlgi klausimas, kodėl tik 6? Priimtas, pateiktas, dar nepriimtas ir kaip tik įstrigęs svarstymuose mūsų rengtas įstatymo projektas, būtent tai, kad visos savivaldybės neštų didesnę atsakomybę ir labiau galvotų apie sveiką gyvenseną, bent jau renginių metu neleisti vartoti alkoholinių gėrimų. Dar vis laukiame, kada bus priimtas šitas įstatymas ir čia mūsų pačių yra politinis susitarimas. Privati iniciatyva dėl rūpinimosi sveika žmonių gyvensena. Aišku, aš galėčiau daug kalbėti, bet manau, iš esmės pakalbės apie tai ir papasakos, ką daro žmogus, kuris savo pavyzdžiu visai Lietuvai demonstruoja susitelkimą bendruomenės, sugebėjimą pakeisti kaimo gyvenimą, nes vyksta masiniai festivaliai, šeimoms skirti, kuriuose nevartojamas alkoholis. Organizuojama daug nemokamų kultūrinių renginių, jaunimas turiningai leidžia laiką ir mes matome kartu su mumis Ramūną Karbauskį, kultūros mecenatą. Aišku, didžiulis indėlis visuomenės sveikatinimui ir visą tai daro Dainius Kepenis, mes visi apie jį žinome ir šiandien džiaugiamės, kad jis kartu ir apie tai papasakos. Galbūt turėtumėm kalbėti dar plačiau ir daugiau apie sveiką maistą, apie sveiką mūsų psichologinę aplinką, tiek namuose, tiek darbe, apie vaikų ir paauglių tarpusavio santykius, bet ko gero vienos konferencijos, vieno tokio pasitarimo